Įsigijome objektą iš varžytinių. Ką, misija aiški, kaip manai, per kiek laiko padarysim šitą objektą? Ką jūs iš čia planuojat padaryti, čia realiai sandėliukas? Kas čia? Na ką, atvykom į mūsų naujai įsigytą objektą ir šiek tiek užsiėmėm eksperimentavimu. Įsigijome objektą iš varžytinių ir papasakok gal plačiau, kaip čia mums gimė idėja tokią kvailystę iškrėsti. Varžytinę stebim jau gal kuris laikas, bet vis neprisiruošdom. Tai manau, sprendimas buvo gal dėl to, kad šitą vietą žinojom ir manau daug kas iš investuotojų irgi žino šitos bendrabučius. Tas objektas, jo kaina yra palyginus, perkant kaip nekilnojamą turtą, yra nedidelė. Ir nežinau, žaisim į vidų, gal pamatysim daugiau, kodėl jis toks fainas ir geras buvo. Jo, bet reikia esminį dalyką reikia paminėti šito objekto. Tai pirkom šitą objektą iš varžytinių ir įsigijom jį nematant jo. Tai yra, nebuvom nuvažiavę nei į vietą, tiesiog žinojom lokaciją, matėm tik tai nuotraukose, bet sakom, reikia statyti ir iš tikrųjų net nežinom, ką mes rasim viduj. Tai va šiandien su jumis pirmą kartą eisim į vidų ir pasižiūrėsime, kas ten yra. O gal ten nieko iš vis nėra? Jo, buvo vienintelis tai skambutis turto bankui pasiklausti, ar yra gyventojų, ar turėsim nuomininkus. Tai kaip ir sakė, kad nieko nėra, bet gal ir rasim kokį nuomininką. Tai ką, einam pasižiūrėti, ką rasim viduj. 7-6 grūtelis. O, žiūrėk, paėjo. Įėjai? Jo, varom. Super. Nu, laiptinėje kvapas toks gaivus. Vertinčiau padorus dar visai, lyginant su tuo, ką esu matęs savo gyvenime. Šiaip laiptinė visai nebloga, žiūrėk. Jo, čia langai plastikiniai. Kuo į viršų labiau, tuo... Nėra šalta. Gal dar ir radiatoriai šildomi? Ne. Skambučių sistema. Čia eina pas mus prisiskambinti. O 404, jeigu mūsų. Nu, bet čia atsargiai gali nutrenkti. Nesilies. Ir čia mūsų gražuolis. Dar plakatą turim. Tai jau galim nuplėšti. Davai, čia bus kaip. Nu, gal čia kažkas gyvena? Čia žiūrėk dar vieną. Čia dar spina. Palauk pasibeldžiam, gal atidarys kažką. Gerai, bandom rakinti. Pasiruošęs? Jeigu kažkas išbėgs neaiškaus, tai iškirpsim šitą kadrą. Visi baldai yra. Turim patalinės, baldai, lova, sofa, viskas. Eik, tu pažiūrė. Ir knygų senovinių. Kolekcija. Wow. Kas čia? Ko čia dabar? Čia vilys? Eik tu, na. Turim nuosavą bityną. Žmonės gyvena kaime tam, kad augintų bites ir turėtų medaus, o čia kiti gali savo bute turėti tokį dalyką. Jau medaus nereikėjo jam pirkti. Eik, tu savo. Bet iš kur tu man paaiškinti, kaip čia, iš kur tas avilys atsirado? Žmogus suplanavęs buvo, matyti avilį. Eik, tu savo geras. Bet tai kokio dydžio pažiūrėk, palygink su manim. Visą galvą. Va, tai čia, palauk, bet čia moteris gyveno prieš tai, kas čia? Nežinau. Pasas net paliktas. O, su visų pasu. Bet jau nebegaliojantis daug metų. Eik, tu savo, čia gal ir auksą rasim kokio, dar palauk. Planas, manau, būtų paprastas padaryti iš šito buto visą jį iškraustyti, išvalyti, šitas spintas visas mes lauk ir bandyti padaryti studijo tipo kambarį, kad būtų vienam žmogui, studentui, nuomai butelis, kurį jau, esam darę tokių panašių. Tai manau, kažkokių didelių iššūkių nebus.
Pliusas iš karto prieš perkant mačiau, kadangi turėjom išplanavimą viso aukšto, tai pliusas buvo tame, kad šitas kambarys yra tiesiai prieš bendrų patalpų virtuvę. Tai vadinasi, galima gan lengvai atsivesti vandenį, kanalizaciją į patį butą. Bet ir po mūsų aukšte, mačiau, yra nuotekų vamzdis realiai, tai irgi nebūtų problemos, ar ten į virtuvę daryti visus šitos, iš kur atsivesti ir nubėgimus galima į apačią padaryti. Čia didžiausias pliusas, o jau kas viduje, tai realiai nelabai svarbu. Atitinka nuotraukose realybėje? Iš nuotraukų, kas buvo? Šiaip nuotraukos buvo, matėsi, vidus kambario. Tai kas reiškia irgi, kad žmogus, kuris čia gyveno arba negyveno, nežinau, tai dažnai būna, jeigu varžytėse nematot nuotraukų, tai tikriausiai tas, kas parduoda, irgi neturėjo galimybės užeiti į tą butą. Tai jeigu jūs nusipirksit, irgi neturėsit galimybės. Tai šitam, jeigu buvo nuotraukos, kurios principe atitiko, gal kažkaip tai nesimatė, kad čia tiek daug visko, bet principe viskas taip ir atrodė, žinau. Tai ką, realiai, planas būtų toksai, pirmoji vietoje leidžiam savo griovėjus, Ralfą griovėją, kad išvežtų viską išluptų, iškriautų ir panašiai. Sekantis atvažiuos santechnikas, ar ne? Elektrikas, pervežėm naują elektrą. Ir ką, apdaila, statom baudą, statom, kaip sakyt... Šiaip tai čia atrodo belė kaip mažai vietos. Čia ką, mes turim 18 beveik su pusė kvadratų. Čia pats didžiausias mūsų bendrabutis, kokį turėjom. Taip. Ką, misija aiški, kaip manai, per kiek laiko padarysim šitą objektą? Per 2 savaitės. Per 2 savaitės gal užtruks išvežti čia viską. Atrodo, čia vargia nedaug, bet čia vien tik rūbus virš 1 dieną iš čia, man atrodo. Aš manau, porą mėnesių užtruks. Iš tokio buto padarai labai, tobulą butelį, kuris tinka kokiam studentui ar vienam žmogui. Porą jau gal sunkiai būtų. Čia vienas kambarys, žinai, tai sunku įsitekti. Bet čia 18 kvadratų. Mūsų mažiausias buvo kiek? 12. Mes turėjom 12,5 ar kažkada. 12,5. Daug kas mūsų Tai klausė. čia 6 kvadratai daugiau. Daug kas mūsų klausė praeitą kartą, kai darėm tą objektą. Ką jūs iš čia planuojat padaryti, čia realiai sandėliukas. Šalano dydžio butas. Tau knieti, man atrodo. O Jėzus. Žiūrėk, čia kokie. Žiūrėk, jau 1000 eurų uždirbau. Čia kai matęs sandėlių karai, kur vyksta. Taip. Kur darai sandėlį ir ieškai lobio. Žiūrėk, mes jau 1000 eurų radom. Vyrut, Ta prasme, čia antikvaras. Šitas butas stovėjo tuščias gal kokius 10 metų. Gavom papildomos informacijos. Tai visgi labai neblogas pirkinys gavosi, kaip yra tas posakis, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Šiaip patį net nesakėm, aš kiek nupirkom, ne? Jo, tai pati kaina buto nebuvo pati pigiausia. Buvo daug varžančių. 6 aukcione buvo besivaržantys žmonės, tai daug pasako. Tai kaina nuo 16-17 tūkstančių dakilo iki 23 400 eurų. Jo, tai rankos drebėjo prieš paskutinį statymą, bet mums pavyko atlaikyti tą įtampą. Čia buvom nusistatę ribą 23, bet tą savo ribą paslinkom 400 eurų. Bet nieko, manau, atpirksim. Aš tai manau, kad potencialo tikrai labai daug turi šitas butas. Tiek vieta strateginė, tiek galimybėm padaryti kažką iš jo. Labai tvarkingas palyginus su kiek matė tų bendrabučių. Tai manau, bus įdomu. Tai dar noriu paminėti, kad visus šitos projektus mes įrenginėjom su investuotojų pagalba. Ir kažkaip mažai apie tai kalbėję esam apie visas tas investavimo sąlygas, kokios yra pas mus galimybės. Tai mes investuotojams siūlom nuo 10 iki 12% metinių palūkanų. Tai jeigu jums patinka tai, ką mes darom, kokius mes šitos projektus prikeliam tam antram gyvenimui, tai kviečiu apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kur galite rasti daugiau informacijos apie investavimo sąlygas. Ir šiaip apskritai visų procesų
kaip tobulėja šitas projektas ir visi kiti. Aktyviai dalinamės socialiniuose tinkluose, tai Instagram'e, Facebook'e, jūs rasite komentaruose, apsilankykit, pafollowinkit ir kviečiame prisidėti prie mūsų veiklos. Tai subscribinkit mūsų kanalą ir Uždėkit laiką.